Birželio 6 dieną šalčininkuose netrūko energijos, šypsenų ir ryškių spalvų. Judėk šventė – tai yra spalvotas bėgimas. Suvienijo aktyvaus gyvenimo būdo entuziastus, šeimas, jaunimą ir visus, kurie mėgsta judėjimą, gerą nuotaiką ir bendrystę. Renginys prasidėjo prie Šalčininkų koplytėlės. Čia dalyviai ruošiasi 6 km žygiui ar bėgimui. Svarbiausia šio renginio dalis – gera nuotaika ir galimybė laiką praleisti aktyviai. Prieš startą susirinkusius pasveikino organizatorių atstovai, pabrėžė fizinio aktyvumo svarbą ir bendruomeniškumo vertę. Nuskambėjus starto signalui, apie 300 dalyvių žengė į trasą, kurioje kiekvienas kilometras tapo vis spalvingesnis. Bėgikai ir žygeiviai buvo apibarstomi ryškiaspalviais milteliais, pavertusiais baltus marškinėlius tikrais meno kūriniais. Šių metų šūkis "Ateisi baltas, išeisi spalvotas" išsipildė su kaupu. Net trumpam prapliupęs lietus nesugadina šventinės nuotaikos. Priešingai, lietaus lašai kartu su spalvotais milteliais sukuria dar įspūdingesnį reginį, o dalyviai džiaugiasi kiekviena akimirka. Šis renginys dar kartą priminė, kad aktyvus laisvalaikis gali būti ne tik naudingas sveikatai, bet ir kupinas džiaugsmo, bendrystės ir įkvepiančių patirčių. Spalvoto bėgimo finišas dalyvių laukia prie Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro. Bet šventė tęsiasi toliau. Susirinkusieji galėjo išbandyti įvairias sportinės veiklas, aktyvius žaidimus ir smagiai leisti laiką su šeima ar draugais. Organizatoriai džiaugiasi gausių dalyvių būrių, aktyvių bendruomenės įsitraukimu ir puikia atmosfera, kuri lydėjo viso renginio metu. Spalvotas bėgimas dar kartą įrodė, kad judėjimas vienija žmonės, stiprina bendruomenę ir kuria ryškiausius prisiminimus. Tikimės, kad ir kitais metais ši graži tradicija vėl sugrįš dar didesnė, dar linksmesnė ir dar spalvingesnė.